Vaida mane pristatė, esu toksai Paulius, vadina brolių dėl to, kad mes esam čia visi giminės. Mes sako, Lietuva giminių kraštas, giminės esam, pavyzdžiui, aš esu brolis jums, jūs esate brolis man, sesuo man. Trumpiau tariant, kad mes visi esam dangiško tėvų vaikai ir šiaip, kad mes esam broliai seserys ir net jeigu mes dar kažko nepažįstam, tai čia nieko tokio baisaus. Reiškia, dar yra galimybė susipažinti. Duosiu tokiai pavyzdžiui. Žinote, šiaip būna krikščionys ir nekrikščionys, būna optimistai ir būna pesimistai. Pavyzdžiui, kaip aš jau sakau, aš dar net nežinau, ar aš turiu brolių ir seserų. Mąstai pesimistiškai. Pavyzdžiui, jeigu tu ateini į Vero kafe ir tam savo, kad tai bus, kad ten duos kavos įpils ir tu ateini, žinai, ir žiūri kavos puodukas tuščias. Pesimistas ką sako? O niekščiai, viską išgėrė, nesulaukė manęs. Optimistas sako, pažiūrėk, darė ir neįpylė. Tai reiškia taip yra. Tai kad gal kažkas tai tavo gyvenimo praktikoje būna, kad tu turi patirties su tam tikrais žmonėmis, kurie galbūt prisistatė brolis ar sesuo ir paskui tada apgydė. Tai dar nieko nereiškia. Reiškia, kad turi dar daugiau galimybių susipažinti su tais, kurie tavęs nepriima. Todėl siūlau visuomet į tą visą reikalą žiūrėti optimistiškai. Reiškia, viskas yra priešingai. Žinau tokį vieną labai įdomų dalyką, kad pats neįdomiausias dalykas klausytis teoriją. Sutinkate, ne? Todėl pradžiai, kad mes galėtum kažkaip tai pabendrauti, turėtų tasai kavos aparatas neveikti. Bet aš optimistiškai žiūriu, jisai daro labai gerą tokį reikalą, kadangi nebėra muzikos, tada muša bitą tokį. Paškai reikia tik tai miksuoti ir gausis visai neblogai. Tai va, aš galbūt keletą žodžių apie save, kas aš toks esu. Tai, kad esu dvasiškis matosi pagal mano įvaizdį, aš labai investuoju daug į tą įvaizdį. Esu 68 metų modelis, kas manęs nepažįsta. Tais metais, 68, žinau, kad labai leido labai gerus automobilius, tada nebūdavo plasmasės. Viskas būdavo iš metalo, galingi varikliai. Mano laikais, kai aš gimiau 68 metai, tai, taip sakant, daug kūrybos buvo, ten ir, žinai, Elvis Preslis kažkur lakstė, ir Džonas Lenonas, ir dar kažkas. Ir tai buvo, mes žinome, dar nuostabiausi dalykai. O laikai tai buvo tokia vadinama gėlių karta. Tai buvo hipiai. Tai, kaip sakant, esu gimęs tais laikais. Pats esu atsivertėlis, galim sakyti, niekados iki 19 metų niekas man nepapasako, kad Dievas yra, todėl iki 19 metų aš maniau, kad esu aš Dievas, reiškia. Jeigu, žinai, Dievo nėra, tai kas tada Dievas? Tada ir aišku, tada, jeigu tu nepažįsti Dievo, tu elgiesi kvailai. Todėl iki 19 metų aš jau nieko nepasakosiu apie save, nes yra tokių dalykų, apie ką gėda ir pasako. Nieko naujo. Bet šiaip tai, žinau, kad kai man suėjo 19 metų, tik tai gal tokį patį paskutinį momentą priminsiu, kad įsivėliau tokį kriminalą, aš pats esu šiaulietis, labai myliu kauniečius. Ir įsivėliau į tokį reikalą, mane tiesiog tiesiai iš darbo vietos mane paėmė tuometinė milicija, nuvežė į tardymą, turėjau jiems sakyti viską, ką aš žinau, bet aš laikiausi ir beveik nieko neišdaviau. Tai va, pasakiau, kad dvi prekės kažkur yra, tai jas nereikėjo pasiduoti. Tai va, tai turėjo būti teismas, kuris būtų nusprendęs, kokia mano tolesnė ateitis, ar aš turėsiu ateity galimybę išvysti jumis čia Vero kafe, ar aš kur nors gersiu kavą kitoj įstaigoje. Yra KTI, yra tokia įstaiga, žinot, KTI, Kaune.
Jo, labai gerai. Neseniai tenai buvau. Žinokit, tikrai sąlygos ne ką prastesnė negu čia. Ne, rimtai. Ten dabar daro ekskursijas. Tai yra prezentacinis kalėjimas ir kauniečiai tikrai yra šaunuoliai. Aišku, nesiūlau ten apsigyventi visiems laikams, bet ekskursiją galite padaryti. Labai kalėjimo prižiūrėtas yra mano bendravardis Paulius. Jisai taip pat kažkada mokosi kunigų seminarijai, tai ten buvo sienos ir ten dabar sienos faktiškai aplinka mokyklom pasikeitė. Jis yra labai geras gidas. Tai va, tai trumpiau tariant, patekus man su tais kriminaliniais reikalais, aš buvau truputį pasodintas ant žemės, kad greiti pinigai ir lengvas gyvenimas, jisai turi savo kainą. Vienintelis, kuris toks yra asmuo, kuris tau sako, ateikite pas mane visi, kurie esate ištroškę, esate išalkę, aš jūs pamaitinsiu už dyką ir jisai nemeluoja, tai yra Jėzus Kristus. Visi kiti, kurie sako, yra toksai techninis žodis, esame internetinė karta, tai yra internete labai dažnai rasti tokią reklamą. Tai, kas tau patinka, yra ten mokama ir paskui yra download free. Tai va, tas download free, kur sako už dyką. Žinokite, internete viskas yra kaip spastukuose. Sūris už dyką tik spastukuose yra. Tai va, Jėzus, kada sako, imk, aš tu duodu viską, ko tu reikia. Tu esi ištroškęs gyvenimo, ateik pas mane, aš tu duosiu. Bet matot, kadangi Jėzaus nepažinojau, aš maniau, kad galima tam tikrų dalykų gauti laisvai, lengvai ir nemokamai. Bet aišku, tas įvykis, per kurį aš atsidūriau, kaip sakant, atsidūriau ten ekstremežniai tartime ir paskui turėjau biškutį savaitę tokių reikalų, jis man parodė, kad už viską šitame pasaulyje reikalinga mokėti. Ir kai aš atėjau ir užsisakiau kavos, nes pas tą gražią mergaitę ir tą pyragėlį, pagalvojau, nu jeigu čia yra parašyta Vero kafe, o man tas žodis Vera, Veronika, reiškia, aš taip pat, kadangi matau truputį piešiu ikonos, tai man būna Vera ikona, tikra kava. Sakau, reikia paklausti, kur čia mano kolegas, kuris man užpildė. Sakau, ar čia, kaip čia su apmokėjimu? Ir man patiksino, kad čia apgaulės nebus. Reiškia, aš galėsiu susigerti nemokamai kavinės ir suvalgyti tą šokoladinį pyragiuką. Kas neragavo šokoladinio pyragiuko, galite paragauti tikrai super, kaip man patinka. Ar man duosit kokį dar vieną pyragiuką? Aš kažką reklamą padaryti. Aš irgi esu toks paprastas, kaip ir jūs matot, iš visko norisi daryti verslą. Tai va, tai ir žinokit, taip ir gavosi, kad kai mane nusodino ramiai, aš nuliūdęs, bet viešpats turėjo kažkokį tai planą ir man taip beliūdint kokias keletą dienų, aš gaunu skambutį pas save į namus ir kitam laido gale man tokiu pusiau lietuviškų, rusiškų akcentų sako, ar tu toks ir toks? Sakau, toks. Tai tada tu rytoj išeini į tarybinę kariuomenę. Aš taip apsidžiaugiu. Man toks jausmas, tarsi, žinot, kai tau paskambina kartas, arba tu gauna žinutę į savo reiškia mobiliaką ir sako, jūs ką tik išlošėte kelionę į Havajus. Tai aš žiūrėkit, lygiai taip pat jaučiausi, kai man paskambino ir sako, tu iškeliauji į tarybinę armiją. Nes man didelio pasirinkimo nebuvo arba teismas ir neaišku, koks viskas baigsis, arba tarybinė kariuomenė. Aš matot, kadangi buvau toksai, mano mama buvo partijos narė ir toks buvau savotiškai idėjinis. Mano pavyzdžiui, tokie topiniai filmai, tai buvo Kaip grūdinosi plienas, Revoliucijos pagimdyta, Šūriko aišku nuotykiai ir, kaip sakant, tokie gražūs dalykai, kurio, sako, kurio kažkokie tai didvyriai. O didvyriai tais laikais, kai aš dar buvau jaunas, taip kaip čia jūs esate, kai kurie tai didvyrių neteisė. Ir aš aišku, kai aš gavau tą skambutį, mano tokia pirma mintis buvo, kad turėsiu galimybę pasižymėti.
kadangi nepažinau Dievo, aš buvau priėdęs daug velnių, sako. Buvau toks, kuris man pastoviai traukdavo prie kažkokių nuotykių. Kitiems, kad trauktų prie nuotykių, reikalinga išgerti nemažai alaus arba alkoholio, o man ir be alkoholio traukdavo prie nuotykių. Nuotykiai tai visas spektras, ko daryti geriau nereikėtų. Tai va. Ir aišku, buvau, kaip man atrodė, kitas bachūras ir galvoju, nu va, su mano tokia forma mane tikriausiai paims į kokį karą tikrą, tada dar vyko paskutiniai metai karas Afganistane buvo, nu galvoju, tikrai čia, žinai. Bet aišku, mane paėmė į tokius dalinius, kur net ginklo neduoda. Tai yra patys baisiausia tada tokie rusų kariniai daliniai, viską reikėtų plikom rankom, žinai, priešą. Tai vadinasi statybiniai batalionai. Nu, tai tenais, vat, kai mane ten nusiuntė, 3 mėnesius aš ten staigiai prisitaikiau, matot, mes lietuviai turime tokią labai gerą savybę, mes kaip jie vadinami tokie kamufliažiniai, žinot. Ir sakant, iš karto, pavyzdžiui, ateičiau tą verą kafe, žinai, pasėdėčiau ir jūs manęs jau daugiau nematytumėt. Būčiau susitapatęs su tuo, žinai, su tuo soliuku, su ta siena, reiškia, dar kažkaip. Žinokit, ir mes lietuviai iškart prisitaikom ten vietoj, aišku, renkamės geriausią večikį, ten, kur, žinai, šilčiau yra, tai va, ir kai aš ir tada reikėjo dailininko, aš pas piešti truputį mokėjau ir pamatė, kad aš moku truputį piešti, ir man tokia va sieną davė, sako, ar tu gali, sako, tu esi litovcas, nu, ar gali, sako, mums fototapetą nupaišyti, nes, sako, mes pinigų neturim, tada viskas buvo deficitai, o, žinai, o fototapeto tai norisi. Ar gali nupaišyti? Ir aš manau, kad mano gyvenime nutapiau pirmą savo šedevrą, vadinasi kažkoks kalnų peizažas. Tai va, dirbau tenais ir man tai bepiešiant, tai buvo rugsėjo 3 kažkur diena, aš gaunu telegramą ir per tą telegramą man atsiunčia, kad mano mama mirė. Konkrečiai tai mano mama įeina į lietuvių tragedijos klasiką, jinai nusižudė. Ir man tai buvo krizė, labai didelė. Aš taip su tokiu biškį pasakoju, nu kad jūsų džiaugsmų nieko netrūktų. Bet šiaip, žinot, reikalas yra tame, kad man tai buvo, vėl mane taip parbloškė gyvenimas ant žemės, nes Dievo nėra, o vienintelis mylimas žmogus, kuris mane mokino vertybių kažkokių, tai buvo mama. Grįžau, palaidojau, mano mama buvo tokia nusipelniusi ir ten daug buvo kalbama apie jos nuopelnus tautai, miestui ir taip toliau, bet po 2 dienų ją užmiršo. Ir mane taip, toks biški nervas paėmė, tai palauk. Tai aš irgi mirsiu, tai ką mane irgi užmiršti. Sakau, ne, aš taip, žinai, aš taip kaip mano mama gyventi nenoriu. Ir man tada tokia mintis, o tai kokia gyvenimo prasmė tada? Tai va, iškilo šitas klausimas, turiu atgal grįžti tą karinį dalinį, kariniam tam dalinį, dažiau kokį mėnesį ten toliau savo tą fototapetą paišiau, kol galiausiai praeina vienas žmogus, pasaulietis rusas, jisai žiūri į tą mano darbą, sako, tu darai grožį, reiškia, turi gražią sielą. Rusiškai, bet aš kart darau sinchroninį vertimą, kad jums nereikėtų čia, kad subtitrai bėgtų. Tai paskiau jis sako, o tu ar Dievo tiki? Man toks nervas, žinot, aš visas taip kažkaip liūdžiu mamos ir taip toliau. Jūs žinot, man toks nervas, Dievo nėra. Jis man tas sako, tu neskubėk sakyti, kad Dievo nėra. Tu matai minio žmonių tokią masę, eina ir tave kviečia paskui save ir sako, einam paskui mus, mes žinom, kur yra rytojus, kur yra laimė. Tu sako, sustok, suisneik truputį aukščiau palik ir tu pamatysi, kad ten, kur tave kviečia, nėra nei rytojus, nei ateities, nei laimės. Ir aš va taip, kai dabar va, jūs mane girdit, naudojate šiek tiek, esate dabar įjungę jūsų monitorius ir jūsų vaizdo plokštės kažką dabar transliuoja, kai aš jums dabar pasakoju.
Tai žiūrėkit, aš lygiai taip pat mano vaizdo plokštė, kad 68 metų kompo, jinai ten geros spalvos, viskas. Aš irgi taip, žinai, jis man taip pasakoja, aš tokia masė, kaip upė tekančia, žmonių tokia eina, žinai, ir jie kažkur krenta į krioklį tokį, ten, iš ten jau niekas neišlipa. Ir tą akimirką su manim atsitiko toksai reikalas. Man šviesa, šitą vietoj, netysia, bet čia, kai lupo, tai pum. Aš buvau tokios taburetės pasilipęs ten kažką, pašiau, aš vos nenukritau nuo aš. Paskui tai ant žemės atsistojau, reiškia, ir to šviesoj kažkas mano tą 19 metų gyvenimą pratraukė kaip ir pagreitintą filmą. Gal kas esate girdėję tokių, arba net skaitę knygose, kad labai dažnai, kada, pavyzdžiui, ten kare dar kažkur, kai sužeidžia, arba kažkas atsitinka, pavyzdžiui, tu su savo automobiliu krenti nuo 100 metrų aukščio skardžio, per tą akimirką prabėga visas tavo gyvenimas. Ir vat kažkas mano taip pratraukė tą visą 19 metų ir balsas. Aš esu. Ir šviesa, žinai, tokia gražiai, taip nuostabas. Aš paskui tada bandžiau atgaminti, ką aš mačiau, kaip va, tą 19 metų padarė tą vadinamą parodė to reiškia gyvenimo, tai prisimenu tik tiek, kad ten tie visi momentai, kurie vadiname nuodėmė ir apie ką nėra ką pasakoti. Nuodėmė yra nuodėmė. Bet tai, ką parodė šviesoj, tai buvo taip gražu, tai buvo fantastika, kažkas buvo nepaprasta. Tai tą, ką aš dabar pasakoju, truko gal 3 sekundės, gal kažkiek. Aš nebuvau trans, aš nebuvau kažkur išėjęs, visiškai natūraliai 5D, tai reiškia visom 5 jūsiniam, kaip dabar jūs esate čia ir jūs jaučiate, ne, svorį, aukštį, garsas, surroundas eina ir taip toliau. Čiakite, viskas yra tų pačiu metu. Ir kai tai baigėsi su mano kūnu, mano kūnas fiziškai atreagavo į šitą susitikimą su Dievu ir man ašaros, kai lupa per akis. Ir ašaras ir per nosį, snarglius tik tai vadinasi. Ir, žinai, ir per akis, ir per nosį. Aš matau, toksai, aš buvau iš tų forsų. Ir jau man, Bakūrui, dar šiauriečiai, nes mums reikėjo dažnai kantis ir su kauniečiais, Palangoj dar kažkur. Apsižlium, įsivaizduoju, tai man čia šiauriečiai būtų pažeminęs. O dar, žinokit, esu priešo teritorijai, prieš kažkokį rusą. Žinokit, jaučiu tą visą, mes sakom, tą vyrišką ambiciją, kad žliūt man, nelygis, bet nieko negaliu padaryti. Tos ašaros, laras, žinai, sterlis, aš valausi ir aš tam rusui noriu pasakyti, kad mačiau šviesą, kad girdėjau balsą ir kad žinau, kokia gyvenimo prasmė. Kad biškutį paaiškinčiau, matot, tai yra akimirka, tai yra panašiai kaip, jeigu aš būčiau astrofizikas, aš maždaug pasakyčiau, kaip gimė visata, ne? Tai va, iš tokio mažo daikčiuko būna bum, labai daug informacijos. Ir matot, kadangi mano tik tai vienos lūpos mano ta gabarilka yra. Ir aš gavau visus tos atsakymus, aš jam norėjau pasakyti, kad žinau, kad Dievas yra. Gavau atsakymą, kodėl mano mama nusižudė. Žinau, kokia gyvenimo prasmė. Žinau, kas bus ateitys. Gavau tiek daug info. Ir žinau, kad mano tas kompas 68 metų, jis nespėja dirbti informacijos ir pateikti. Tai man tik tai liko tiek. Aš žinau, žinai, žiūrėt apakės. Paskui, kada baigėsi man tos ašarus, baigėsi visi vandens rezervai. Ir atėjo tokia ramybė. Nežinau, kaip paaiškintų teologai bažnyčia ar bažnyčios mokymas, bet kada yra kalbama apie atsivertimą žmogaus ir kada yra kalbama apie nuodėmio atleidimą, aš galėčiau pasakyti tokį reikalą. Nebuvo pas man, aš niekam išpažinties neatlikinėjau, bet tai, kad Dievas parodė mano, tai pratraukė tą mano 19 metų gyvenimą ir ten visi buvo ir gražus, ir negražus dalykai, kai parodė ir tos visos ašaros, aš kaip palyginimą, per tas ašaras, per tą vandenį išėjo visas brudas, kuris buvo mano siela. Ir kai tas ašaros baigėsi, žinokit, tokia ramybė, aš tokį palaiminimą, toks lengvas pasitau. Galiu tvirtinti tokį reikalą, man nuodėmės buvo atleistas.
Ir aš jaučiu, jeigu būčiau miręs, nors buvau ne prieš pirmos komunijos, nebuvau išpažinties, jeigu būčiau tą akimirką miręs, aš manau, kad mane viešpats būtų pasiėmęs lygiai taip pat, kaip ir tą latrą. Čia dabar groja Worship Kids gabalas, tai aš jį dabar išjungsiu, užmiršau visai. Matot, pas mane tapšnokslis yra toks biškai kvailas, jis ne visuomet manęs klauso, nors jisai vadinasi išmanus. O dabar priverčiu jam. Taigi, ir paskui aš tam žiūrusi sakau, aš žinau, kad Dievas yra. Jis taip žiūri į mane, nustebęs. Ir lūpas sučiauptas, aš žiūriu į jį, žiūriu į mane, bet aš žiūriu, kad tas žmogus kitoks. Ką tik tai nulimtai jo, plaukai irgi ten pasibuvo barzda. Žiūriu, žinai, jis į mane žiūri, lūpas sučiauptas, o iš jo tasai balsas, kurį aš girdėjau toj šviesoj, aš esu. Aš neįsiduodu. Aišku, tada tokių fantastinių filmų, kuriuos dabar matom kinoteatruose, nebūdavo tokio lygio, neįsiduodu. Pažiūrėjau per žinai langą, žiūriu, žinai, medžiai. Žiūriu, medžiai kitokie. Žali, bet kažkas iš esmės pasikeitė. Iš tų medžių tasai balsas, aš esu. Pažiūriu dangų, dangus tas. Bet kitoks, kažkas pasikeitė. Iš ten kur debes, aš esu. Paskui taip pasižiūriu, žinai, ten, kur aš pažiūrėjau, ten tokių karo, reiškia, valgyklų buvo tasai, ten ta siena, tolumo eina uzbekas. Mes jos čiurkom vadindavom lietuviai. Ir meilės ypatingos broliškos nebuvo jie. Žiūriu, to, žinai, čiurkiuks tas eina, uzbekas, iš jo, žinai, aš esu. Kur tik pažiūriu, aš esu. Man Dievas tada apreiškęs savo vardą, jisai pasakė, kad jis yra visur esantysis. Tik tai praėjus 3 metams, po to, kai baigėsi mano tarybinė kariuomenė, kai aš jau įstojau į kunigų seminariją, pirmą kartą mano rankas pateko Biblija, visa Biblija, Senas testamentas, ir aš skaitau Išėjimo knygos 3 skyrius, ir ten, žinote, ta istorija tokia yra Mozė, jau senukas, su lažikė, viską, žinai, ir jisai gano avis kalmuos. Ir žinai, mato dega krūmas ir nesudega. Eina to krūmo pasižiūrėti, jam yra įdomu, ir kada prieina prie to degančio krūmo, balsas, Mozė, nusiauk batus, nes vieta, kurio stovi, yra šventa vieta. Ir ten Mozė sandalų savo nusimano, krenta ant žemės ir ten toliau. Aš esu tavo protėvių Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Aš girdėjau mano tautos aimanos Egipte ir nužengiau, kad pasiųsčiau tave pas faraoną ir kad tu jam pasakytum, tu pasakyk tam faraonui, let my people go. Čia pagal tą kabalą iš Karsto. Tai, reiškia, leis mano tautai išeiti. Ir Mozė, matot, jisai buvo kietas bachūras. Jisai buvo 40 metų mokėsi žygių mokykloje, jis buvo kandidatas į tuometinius Egipto, atsiprašau, ne prezidentus, bet faraonus, nes buvo įsūnytas faraono dukters. Ir jisai labai uždavė logišką klausimą. Sako, kai aš nueisiu pas tą faraoną ir pas savo tautiečius, ir jie manęs klausyk, seniai, o kas tave siuntia, kodėl mes tavęs turim klausyti, ką aš jam pasakysiu? Ir Dievas jam, aš taip skaitau, žinote, seminarijų būdams, tu jam pasakysi, kad aš esu, kuris esu, tave siuntė. Žinokit, aš net atsistoju. Iš džiaugsmo. Visi atsisėt, o aš tada atsistoju. Pagerb Dievo žodžių. Įsivaizduojat? Ir žinokit, sakau, Dieve, aš tavo vardą žinau neskaitęs Biblijos. Kada, pavyzdžiui, dabar žinot, kaip būna kartais, ten kažkokie debatai, kažkas pasakos, sako, ai, Biblija, šventas raštas, tai čia sako, čia jūs bažnytininkai, sako, čia jūs esat religiniai fanatikai, reiškia, esat kažkokie tai, štai, gudručiai parašė patys Bibliją, prikūrė, Dievo jokio nėra, sako, agidė, atsargiai liaudis. Aš Biblijos neskaičiau. Pirmą kartą mano rankose Biblija atsidūrė kunigų seminarijoje. Aš žinau tik tai, kad yra Naujas testamentas.
kai aš perskaičiau, jeigu Dievas pasakė, kad jo vardas yra aš esu, kuris aš galiu sakyti, Viešpatie, tu man apie save apreiškiai, prieš tai man niekas apie tave nepasakojo. Supranta? Tai vat mintis ir tai buvo tokia, kad Dievas yra, kuris yra visur. Todėl pasas, kai jis man tada norėjo paaiškinti, kad jis yra visur, dėl to gal tą aš ir turiu tą, kaip sakant, galimybę, kur tik tai pažvelgiu, ne, aš esu, reiškia, leido tą momentą pamatyti realybę. Dabar, aišku, dabar kaip žiūriu jumis, aš turiu, kaip sakant, jeigu esate matę filmą Terminatorius 2 ar 3, pasibūdau tokie akiniukai. Aš matot, kaip sakant, esu aukštų technologijų pranciškonas, pas mane akiniukose irgi yra tokia programikė, aš iš karto taip, žinai, ateinu ir, pavyzdžiui, nuspaudžiu čia ir iš karto, žinai, amžius, koks tavo hobis, ką tu valgiai. Matote taip. Aš juokauju, ne? Čia žiūrėkit yra, aš tokį dalyką čia taip paliekavau tam, kad jūs neužmygtumėte. Gerai. Ne, pas mane, žiūrėkit, akiniukai patys, paprasčiausiai, tik tai 500 eurų kainuoja. Žiūrėkit, bet reiškia yra taip. Dievas, matot, jisai suteikia tokią malonę pamatyti tam tikrus dalykus. Dabar aš taip jau nematau. Bet yra kitas dalykas, kad kadangi mano tema ir aš turiu pasakoti, kad jūsų džiaugsmų nieko netrūktų, liaudis galiu pasakyti tokį vieną kodą. Dievas man apreiškė tokį paprastą dalyką, kad tai veikia ir kad aš nemeluoju, galėsit patikrinti, bet būkite atidus. Žaidimas vadinasi slėpynės. Atpažink mane. Mes žmonės turime tokią užduotį pažink save, labai geras dalykas, bet antras žingsnis yra, pradedam žaisti slėpinių, pažink mane. Ir reiškia, žiūrėkite, Jėzus bando pasikavoti už kiekvieno žmogaus. Ir mūsų taktika yra tokia, atpažinti Dievą kitame. Ir taip kaip po prisikėlimo apaštalai ir tie Emauso mokiniai Jėzus nebeatpažįsta kūnų, nes Jėzus, jisai pasikavoja kiekviename iš jūsų. Kaip tai vyksta, tos technologijos aš negaliu paaiškinti, man dar nėra apreiškę, bet žinau tik tai vieną, kad sugebėti atpažinti kiekviename Jėzų. Tai yra, jūs turite tą dovaną. Netikėkite, jeigu kažkas pasakys, kad jūs tokios dovanos neturite. Jūs ją turite. Jeigu neturite tik tai tas dovanos, kuris nėra krikštytas. Jeigu jūsų tarpe yra žmogus, kuris neturite krikšto sakramento, tai tada gali sakyti taip, pas tave nėra instaliuota šita programa. Bet tu ateisi po to, kai baigsi gerti kavą prie manęs, mes bandysim tau instaliuoti. Ir tu turėsi lygiai taip pat, kaip ir aš, ir čia visi kiti. Jinai vadinasi gavus, taip yra, jinai vadinasi karališkoji kunigystė ir pranašo dovana. Šitas atpažinimo, tas kodas, kuris veikia tavyje, tai yra vadinama pranašystės dovana tavyje. Tik tai mes esame Naujojo testamento pranašai ir mes nepranašavom, koks bus rytoj oras, arba kaip ten perkiuta Vanda, ar ta visuose kalžiai telika, kur ten sako, kas tau bus, kada bus pasaulio pabaiga. Mūsų tikslas nėra užsiminėti tokiom kvailystėm ir nesąmonėm, nes visiškai man yra neįdomu, kada bus pasaulio pabaiga, bet mūsų užduotis yra išpranašauti, kur šiuo metu yra Jėzus. Žiūrėkite, Jėzus šiuo metu, galėčiau pasakyti, yra štai šitame vaike. Kaip laikais? Aš esu brolis Paulius. Tau vardas? Laura yra toksai itališkas gabalas, kadangi tu esi itališkai kavinė, ar tu gali biškutį mane paleisti, paskui galėsi mane ilgai laikyti. Nelaikyk Laura manęs, nes aš dar nežengiu pas savo tėvą. Bet Laura čia yra toksai gabalas. Laura non c'è, andata via, Laura non è più cosa mia. Matot, iš karto gabalas papuoja Laura. Matot, kadangi mes esame visi suaugus nuteikę atpažinti pačią silpniausią grandį, tai yra vaikai. Ir kadangi mes faktiškai dabar
dabar jis bus laiminga iki pat vakaro, todėl tėveliai gali daugiau, aišku, jeigu nupirksi dar kažką, tai irgi bus laiminga. Tai va, tai žiūrėkite, atpažinti Jėzų vienas kitame. Ir tas, kai Jėzus sako, aš esu, kuris esu, tai yra mūsų užduotis, kad išeisit šiandien, keliausit per senamiestį, dar kažkas eisit iki Jurgio bažnyčios, kažkas grįžinėsit namo. Žinau, ten faktiškai yra viena iš mėgiamiausių Kauno senamiesčio vietų, kur mėgsta slėptis Jėzus, tai yra kur? Tunelį. Po tunelį ten yra įvairiausi kostiumai. Štai yra mūsų tarpė Kristina, ir yra būtent tokių, reiškia, pasikavojusi Jėzų specialistą. Prašom, Kristina, išeikite, aš truputį tave noriu pristatyti, ne? Kristina, matot, jos netgi, reiškia, vardas netgi turi tą kodą Laura Kristina, taigi nesimatė. Reiškia, Kristinos nuo žodžio Kristus, jinai jums paskui sekantį vakarą pakvieskite ją ir jai užmokykit už kavą ir už pyragaitį, taip kaip ir man, jinai jums papasako šį įdomėlio, kad aš. Kaip reikia atpažinti Jėzų bomžuose. Taip pat byla, kad yra Emilio, bet tenais yra, jisai sukūręs tokį gabalą. Mes esam bomžai. Faktiškai jisai padarė remixą, kažkokio repinio gabalo. Gerai. Aš matau daug plepų, tuoj atsigersiu kavos. Tai va, mūsų tema yra, kad mūsų džiaugsmų nieko netrūktų. Tai va, kad jūsų džiaugsmų nieko netrūktų yra pats džiaugsmingiausias dalykas sugebėti atpažinti Jėzų, kad tavyje suveiktų tasai pranašo mechanizmas. tą momentą, kai tu atpažinai, kaip tam mažam vaikė, taip pat bus elgeta, bus sergantis, kažkoks bus, ar tai bus, mes sakome, netgi bus bomžas, kuris yra smirdanis, kuriam nepasisekė. Jeigu sugebėsi atpažinti jame Jėzų, aš tau garantuoju, tą dieną, o gal net ir visai savaitai, gausi tokį užtaisą, kad tavęs niekas taip nepatenkis, tau tiek nesuteiks džiaugsmo niekas kitas tą savaitę, o gal net ir visą mėnesį, kaip tas momentas, kai tu atpažinai bomžą. Dabar aš papasakosiu, kaip man pradžiai sekėsi instaliuoti tą programą. Kaip ir žinote, kad mes būtum kieti vienam ar kitam žaidime, ne iš karto pavyksta. Bet visa laimė, kad yra toksai mygtukas, kai tau nepavyko laimėti pirmam kompiuteriniam žaidime, tu pralaimėjai ir ten paspaudi tokį mygtuką, kaip ten, game is over, ir paskui kažkaip iš naujo dar gali pakartoti. Iš naujo žaidimą. Papasakosiu, kaip viešpas man davė pirmą pamoką atpažinti jį, kad aš naudočiau ir tai apie jums pasakočiau, kad jūsų džiaugsmo irgi nieko netrūktų. Dabar bus taip. Toksai apačioje dabar prabėgs skaičiai. 1993 metai. Vilnius. Popiežius Jonas Paulius II atskrenda į Lietuvą. Ir vaizdelis toksai. Aš ką tik buvau iškeptas, gavęs naują uniformą vienuolis. 93 metai. Ir jaunimas visų autobusų pradžiškoniškas, jie susiruošė, aš kaip visuomet vėlavau, nežinau, ką aš dariau, ar dovanas ruošiau Jonui Pauliui II. Bet trumpiau tariant, jie laukia, jiems atsibodo ir autobusas išvažiavo. Aš su dovanom Jonui Pauliui II išeinu, autobuso nebėra. Bet kadangi esu optimistas ir kai aš matau tuščią situaciją ir autobuso nebėra, sakau, dar mano autobusas neatvažiavo. Ir sakau, taigi aš jau pranciškonas, reikia paelgetauti. Ir su savo tom dovanom ramiai tranzai iki autostrados ir faktiškai pakeičiau 5 automobilius, kol nuvykau iki Vilniaus. Į Vilnių įvažiuojant, aišku, dabar ten, kadangi popiežius visur apsaugos, ten pirmas žiedas apsaugos, antras, ten ir taip toliau, tai mane tik tai įvežė ir tasai vairuotojas sako, aš daugiau tavęs veš toliau negaliu, nes sako, dabar bus uždarytas visur Vilnius.
Ir mane paleidžia, jeigu Vilnių atsimenat, dar nebuvo to apvažiavimo pro Gariūnų turgus, ten tik tai nusileidi ir autobusų stotelė. Aš toks laimingas, žinai, pasielgetavęs. 5 automobiliai, patyręs vargo, žinai. Dovanos Jonui Pauliui II, dar nežinau, kas bus šventasis. Ir taip ateinu, taip visos mintis, žinai, popiežius, mano dovanos. Aš čia, žinai, pranciškonas. Tai būtinai su uniforma, nes reikia liudyti Kristų, kad visi kiti matytų, žinai. Galvo aukštai, pečiai atgal, žinai. Esi šitą mūsų galvo, atšyti čia, ne? Gerai, paskui mes tą pasimokysim. Dabar, žinokit, aš taip, mano mintis tenais jau kažkur, žinai. Ir kai aš atėjau į tą stotelę, ten buvo kokie gal 10 žmonių laukia autobuso, prie pat stotelės guli girtas žmogus. Faktiškai, aš netgi negaliu sakyti, kad jis yra girtas, net guli žmogus. Vaizdelis. O dabar mes čia geriam kavą ir tai bandykai įsiduoti, kad čia taip yra. Guli žmogus. Dar tu nežinai, ar jis yra girtas ar ne, jisai guli. Nejuda. Aš atėjau, žinai, popiežius, dovanos, ne? Taip, žinai, aš irgi mačiau tą žmogų, bet man net mintis netėjo, kad ten guli žmogus. Ir žinau, kad aš taip stoviu ir prieina vaikinukas toksai, baltais baltiniukais, šlipsiukas, tada buvo tikėjimo žodis labai gyvas. Ir žinokite, jis irgi taip pat, kaip ir aš atėjau į tą stotelę, bet pirmas dalykas, jis kai apsidairė ir pamatęs tą žmogų, jisai eina prie jo, pasilenkė ir tikrina, ar jam viskas gerai. Mūsų stovi 10 žmonių, visą sinagogą pagal šventąjį raštą, ne, turi būti 10 žmonių. Ir nei vienas net nepasilenkė. Čia, aišku, pildėsi švento rašto žodžiai. Kaip sakė, kas tavo artimas, ne? Praeis kunigas pro tą sumuštą žmogų ir jo nepalies, ne? Praeis ten, žinai, rašto žinovas irgi nepalies. O štai tasai samarietis, nenaudelis, sektantas, žinai. Jisai buvo, žinai, tiesiog akyse mačiau, kaip pilosi rašto žodžiai ir žiūriu, taip, žinai, geras, 3D, normaliai. Ir žinokit, jisai prieina, atveržė, jis aišku, girtas, kažkur čia prasimušęs kaktą ir aš tą mintį, žinai, iš karto. Pauliau, gerasis samarietis, visi tekstai, žinai. Paskiau, Kristus, ką padarė vienam iš tų mažiausiai man padarė. Man iškart matot, bet kadangi su vienas savo tokį, kadangi su optimistas savo leidau tokį reikalą. Esu 68 metų kompiuteris ir kol man suveikia tam tikros programos, reikia truputį daugiau laiko. Jis buvo ryškiai už mane jaunesnis tas vaikinukas. Aš irgi taip jau pribėgau, sakau, jo čia nešam, žinai, kartu. Žinai, pakėlėmės į, žinai, ten, žinai, įsiduliuodama. Žinokite, kiti žmonės irgi pamatė, žmogus, žinai. Aš galvoju, kodėl jie nesakė žmogaus sūnus? Žmogus, žinai. Visi tokie geri pasidarė. Mes įsitikinom, kad jis yra gyvas, sveikas, pasodinom. Ir aišku, iškart atvažiavo autobusas. Aš įlipau ir aišku, nemačiau, neprisimenu jo žvilgsnį, bet man taip atrodo, kai aš lipau į autobusą, tas toksai girtas, reiškia, žmogus taip, žinai, atikęs taip pakėlė, pažiūrė, Pauliau, egzamino neišlaikė šis. Žinokit, man tada mano džiaugsmui pritrūko visko, kadangi susimoviau, net pažinau Kristaus tame sumuštam girtame žmoguje. Žinokit, man paskui buvo visiškai nusispjauti. Aš paskui atvažiavau, bet jau ne aš pas tą popiežių ir tas dovanas atidaviau kažkam kitam. Man buvo pati liūdniausia diena. Aišku, paskui ten nuramino mane, davė pavalgyti broliai, sako, nebijok, sekantį kartą pasitaisysi. Ir tada praeina maždaug 10 metų. 2003 metai. Aš esu Kaune, dirbu Švento Jurgio vienuolyne čia. Ir tada veiklieji vyrai, yra tokie veiklių vyrų bendrija, jeigu žinot. Ir su jais turime veiklių žmonių brolijos tarptautinę konferenciją Rygoje. Rygoje ten irgi verslininkai, tikinti žmonės, pastoriai su jie, ten banketas didžiulis, vietinė televizija ir taip toliau. Ir po to, reiškia, banketo mes jau išeidinėjom visi geros nuotaikos, nes visi kokie
2 valandas šlovinom viešpatį, buvo liūdimai. Aš ten irgi trenkiau savo liūdimą, kad, žinai, kaip sakant, pasirodyti norėjau. Ir paskui visi, žinai, pastoriai, vienas sako, ten vienas iš tų, žinai, sako, einam pas mane į namus ten ir vedėsi į ten senamiestį. Ir štai mūsų grupelė. Aš einu, brolis Algelis dar liktai buvo, paskui buvo iš naujosios kartos, bažnyčios vienas toksai tarnavo, tai kažkoks pastorius buvo, ir 5 vyrai eina. Algiuks dar liktai buvo. Einam, ir žinokit, pačiam Rygos miesto centre, prie to parko. Bordiūras va toksai, kur, žinai, ir taip, kadangi buvo vasara, šiukšlės dulkės, prie bordiūros guli žmogus. Mašinos važiuoja, autobusai stoja, žmonės vaikšto ir guli žmogus. Ir mes su tais pastoriais, tai, žinai, ką tik pašlovinę vyrai, žinai, Dievui aleliuja, einam, žinai, ir mes faktiškai vos per tą žmogų bus, taip kaip perlipam, žinai, taip, einam. Ir tą momentą, man žinau, kad ir 68 metų mano yra modelis, vis dėlto šituo atveju jis suveikė programą. Man iš karto įsijungė kaip pas tą Terminatorių akiniukai ir čink, sakau, stokit, Jėzus, kur, va! Žinokit, iš karto suveikiau, dabar nesusimausiu. Visi puolėme, žinai, paėmės, žinai, žmogų. Žinai, kažkaip vis tiek pasijunti didvyrių, ne? Nors karo veiksmai dar nebuvo prasidėję, žinokit, pakėlėmės, dulkės nupūtė, visą kitą. Žinai, jį, sakom, ar tu gyvas? Taip, žinai, gyvas, žinai. Pasodinom jį. Gal tau ko nors reikia? Pasirodo nieko, žinai. Gal tau reikia padėti. Aš dabar nesimenu, ką jis ten sakė, bet, kaip sakant, jis taip pat kažkaip gavo purtė. Ir žinokite, o dabar jau atsiminiau akis jau. Ir jis taip tarsi toks kaip girto sakė, žinokit, aš buvau apšalęs. Jisai atmerkė akis ir visiškai blaivų balsu, šviesiom akim, gražiom akim, aš jau čia dar pamatysiu amžybę, jeigu Dievas leis, jis žiūri į mane ir sako, ačiū. Aš buvau toks laimingas. Ir mano džiaugsmui tą dieną ir visą likusį mėnesį nieko netrūko. Tai va, tai šiandien tokius vienus iš tokių labai konkrečių dalykų norėjau papasakoti, kaip galima padaryti, kad jūsų džiaugsmui iš tiesų nieko netrūktų. Dabar žinau, kad šita tema, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų, kaip man paaiškino, aš matau, dabar bandysiu laikytis reglamento. Man kunigas Kazlauskas, Artūras Klasioks, mano buvęs, sako, tu žinai, šie metai yra pavadinti šeimos metais. Ir aš taip supratau, kad aš turiu ką nors pakalbėti apie šeimą. Žinokit, aš turiu tokią gilią patirtį apie šeimą, užauginęs vaikų. Žinau, kaip su žmona elgtis. Faktiškai, trumpai tariant, tai jūs klauskit visais klausimais mane. Gavot mintį? Žiūrėkit, aš šitoj srity nieką nekertu. Bet tai, žinokit, nereiškia, kad manęs galit ko nors nepaklausti. Bandykit klausti. Jeigu žinosiu, atsakysiu. Jeigu nežinosiu, tada pakviesiu, pavyzdžiui, Italas. Italą užauginus nemažai vaikų yra. Nors kiek? Kiek tau yra? 8. Tikrai, 3. Ai, 3, bet šiek tiek. Bet, kaip sakot, jeigu kas, aš tada Italos paklausiu, tai man pasakysi, ar taip, gerai? Arba, kaip sakant, kad jie, tu taip į mane žiūrėk, kai jie nematytų man taip sakyti. Reiškia, nepataikau, o jeigu taip sakyti, pataikau, gerai? Tai tada, žiūrėkit, galite užduoti kokius norit klausimus apie džiaugsmą ar apie šeimą. Nes čia faktiškai reikėtų kažką tokio, nežinau, kažkokį įvadą padaryti. Atsiminiau. Padarom įvadą. Ar galit paleisti gerą gabalą, muzoną? Merginos. Ir siūlau dabar visi taip atskirti, galite šiaip vyrai parūkyti. Parūkykite, ir maždaug po kokių 5 minučių
Vėl visi renkamės. Biškutį taip, muzikos paklausykit. Va. Maura, tu irgi galėsi atbėgti visus tuos staliukus biškutį. Gerai? Tai gerai. Tai žiūrėkit, tai laisvai. Čia matot, rūkimas tai reiškia, kad 5 minučių pertrauką. O, čia kitas iš karto. Sykit, davai. Bitas pipo, gabas. Tėvą Mauriau, galima tik parūkyti? Aišku, eikit, rūkykit. Kas nori rūkyti, to iš šito prašom.